pirmas etapas LDC vyksta, nerimas vėl sugrįžta, reikia prisiminti, kaip su to nerimu reikia dirbti, kaip reikia viską paleisti. Tai buvo toksai, kad atrodo, kad reikia liniją nežiūrėti, bet akis automatiškai, kur ta linija, kur man reikia būtinai jau toj vietoj slysti. Ir toksai, mano visos rungtynės iš esmės buvo, kad aš biškį anksčiau užsimesdavau negu linija, nes jau reikia toj vietoj būti kampu, bet paskui, žinai, pasakyta buvo, kad tu gali ir linijos metu pradėti rotaciją daryti. Bet kažkaip jau smegenys tai buvo įėję, kad aš prieš linijos laiką būnu užsimetęs. Ir tai taip pat vargausi. Rungtynės metu bandžiau prasilaužti, bet antros rungtynės metu, nes per antrą briefingą tik pasakė iš esmės. Bandžiau prasilaužti, bet, realybė panašu dar biškį kitokia buvo. Labai naudinga buvo Pauliaus spotinimas, iš esmės jisai man ir padėjo per pirmą treniruočių sesiją, tikrai daug komentarų davė, kiek dar trūksta dasitempt, kiek reikia, kiek dar kur turiu vietos. Tai tikrai tas buvo, kad step by step vis pradėjau artėti prie tų zonų. Vis supratau, ko man reikia daugiau, kur man reikia daugiau. Tai tas tikrai padėjo. Ir treniruočių metu atrodo, kad viskas gerėjo, bet tada atėjo tas nerimas kvalifikacijos ir two step back at the moment, bet reikia su to sužaisti rytoj. Dėl to turim, dar rydieną turim šitą viską pasistengti ir įveikti šitą kliūtį turėtą. Gavęs 40 taškų, tai tikrai nesitikėjau, kad kažkur aš praeisiu. Jau buvau tą praėjimą nurašęs iš karto, bet net nežiūrėjau, žinai, kitų taškų. Pravažiuoju pirmus renus tuos, kėmins taškas, gavom tą, žinom savo klaidą, ką padarėm, su tuo rankinis rankoj, sankrypa atleista, gazas nuspaustas, brain freezas, žinom, kad ten padarėm klaidą, žinom, kad ties antrų ranų galim geriau. Antrą raną jaučiausi, kad išvažiavau kaip treniruočių ranus buvo, išsivažiavau tas zonas, kurias norėjau. Žinoma, pradžią kaip ir pramisinau, tai tikrai jau 0 gavau, kėmins taškas, antrų ranų 0. Mintyse tikrai, kad jau, ta prasme, jau čia, žinai, turi kažkokia šara iškristi. Dalyvių dar pakankamai daug, dalyvaujančių, yra nemažai driverių, kurie pirmais zonais gavo irgi 0, bet tikrai ten skaičiuoju, kad, žinai, turėjau gauti gal kokį 5-6-0. 20% ar tikėtėm 5% driverių turi gauti 0. Toksai, ne, taip nevyksta iš esmės. Tai labai nustebino, iki pat pabaigos sekėm kvalifikacijos rezultatus, žiūrim, kaip ir krentam palengva, krentam, pasiekėm tokią ribą, kur yra 4 driveriai likę ir aš galiu prarasti 3 vietas. Tai toksai jau tuo momentu biškiai atsirado tipo vilties, kad gal ir įmanoma, tai iš esmės vieno driverio reikia, kuris tipo gautų 0. Tuo momentu atsirado biškiai vilties tos, laukėm to driverio, kuris čia kas įvyks, pamatėm įvykusią klaidą, kur išsitiesino, bet nebuvom išgirdę, kad čia buvo jo bandomasis važiavimas. Mes jau visi išsiskirstėm, tipo viskas, oi, čia pasisekė, praėjom, kad ir Foksas, nežinau, karmos taškai atsilyginau už visus kitus kažkokius veiksmus. Išvykom, bet žiūriu, atsinaujinant programėlę, vis dar nieko nerašo. Ir žiūrim, jau trasos važiuoja. Tai kaip tenai gavus irgi neaišku, bet antrų važiavimų kažkaip irgi iššovė 0, tai mums tiesiog padovanojau dovaną, galima sakyti. Gavom driverį pirmą vietą, Kasparą, labai greitas, labai galinga mašina, labai dūmina. Buvo įdomu, kaip gausis, nes jis greitas, o aš super lėtas. Tai tokie dvi labai priešingybės susitinka, kur man jį gaudyti sunku, bet jam turėtų būti sunku paskui mane važiuoti. Tai pagal tai ir nusprendėm, kad mūsų tiesiog darbas nepaleisti, laikytis kuo arčiau, iš karto bėgėti su jį greičiau starto linijos, kad jis jau nepabėgtų, nes dūmose paskęs ir bus ragas. Bet čia gavosi kaip ir gerai, šiaip nepabėgo, aišku, ten kampus kirtau, klipsų nesiekiau nieko, bet tipo, kaip ir važiavomės, važiavom tą tiesiąją ir panašioje vietoje prieš laiką traukiu rankinį ir biškį tą mažą kampą įslystų, kiek reikia, užtraukiu rankinį ir žiūriu, pyst mane ištiesino. Kažkas atsitiko, nežinau, tuo metu dar nesuvokiau, eisim žiūrėti paskui po šito, kaip ten kas gavosi tą laivą ir įvertinsim, kokią ten padarėm klaidą, gal tiesiog, kad buvo labiau viduriu, gal
kažkaip blogiau išvažiavau negu tikėjausi, nu, ten jau tuo momentu nelabai ką turi galvoti. Nu, įsitiesinau, nulis, viskas aišku, dar pabaigėm tą raną, tada po to gavosi vienas, tipo, garbės ratas ir galėjau apvažiuoti ir tiesiog parodyti, kad kažką vis dėlto galėjai geriau, tai jau visiškai atsipalaidavęs buvau, kažkaip nieko negalvojau per daug, tai tiesiog šoviau, nuspaudė stabkę ir kaip važiuosis, tai man atrodo, tai buvo mano geriausias tos dienos ranas, tai reiškia, tas stresas, nerimas labai daug daro įtakos važiavimuose ir kai viskas buvo jau pasišalinę, tiesiog padarėm labai gražų raną, Kasparas matomai buvo tikrai labai pasiruošęs gerai sekti lėtesnę mašiną, nes neit prisistabdė kažką tokio, bet jisai tikrai gražiai galėjo paskui išvažiuoti su atstumu pasilikęs. Tai tikrai gerai pasiruošęs, nu ir gal dėl to ir man buvo lengviau įsekti, nes jisai buvo irgi savo bolidą jau sulėtinęs, kiek galėjau iš esmės. Po šio etapu džiaugiuosi, labai smagu, kad čia pavyko dalyvauti, labai džiaugiuosi, kad tokią trasą pavyko išbandyti ir kad pavyko per tą dieną persilaužti. Visas savaitgalis tikrai buvo smagus ir nekantriai laukiu to sekančio etapo, kur galėsim vėl savo gražiai suvažiuoti.